Apie 90% prekių, kurias jūs naudojate kasdien, jūsų telefonas, kava, baldai ir drabužiai tikėtina buvo atgabenta standartinėme metalinėme konteineryje ir kiekvieną akimirką pasaulio vandenynuose yra apie 20 milijonų tokių konteinerių. Tai šiame video jūs susipažinsite su 5 jūrų gigantais, nuo kurių priklauso baisiai didelė pasaulinės prekybos dalis. Pamatysite, kaip jie uždirba pinigus ir svarbiausia, kaip jūs galite į juos investuoti ir dalintis jų uždirbamų pelnų. O su šiuo QR kodu galite matyti ir sekti mano kiekvieną mėnesį dividentus išmokantį investicijų portfelį, tai čia yra virš 20% metinių palūkanų ir už pasidalinimą te prašau prisidėti prie šio kanalo augimo paspaudžiant like mygtuką. Ačiū Jums. Pradėkime nuo pasaulinės prekybos tinklo, kuriame pagrindiniai veikėjai yra didieji laivai. Šios rinkos viršūnėje yra vos kelios kompanijos, kurios efektyviai kontroliuoja didžiąją dalį pasaulinės prekybos. Didžiausia iš jų MSC, tai Mediterranean Shipping Company. Tai privati šeimos valdoma Šveicarijos Italijos kompanija, kurios laivynas vienu metu gali gabenti virš 6 milijonų konteinerių. Būdama privati, MSC neprivalo viešai atskleisti savo finansinių ataskaitų, jų veiklos mastas ir finansiniai rodikliai nėra viešai prieinami, todėl investuoti ją tiesiogiai neįmanoma. Tačiau jų naudojamų didžiausių konkurentų kompanijų akcijos yra viešai prekiavimas. Tai Danijos Maersk ir Prancūzijos CMA CGM. Kartu su MSC šios 3 kompanijos kontroliuoja beveik pusę viso pasaulio konteinerių laivyno. 3 bendrovės faktiškai lemia, kaip juda didžioji dalis jūs pasiekiančių prekių. 2020-aisiais prasidėjus pandemijai situacija drastiškai pasikeitė. Vartotojai likę namuose pradėjo masiškai pirkti prekes internetu, kai pasaulinė prekių paklausa staigiai išaugo, o uostų veikla ir laivų judėjimas buvo sutrikdyti, pervežimo kainos išaugo eksponentiškai. Drewry World Container Index, rodantis vidutinio konteinerio pervežimo kainą, tai iliustruoja. Iki pandemijos kaina svyravo apie $1,500. 2021 pabaigoje ji viršijo $10,000 ribą už vieną konteinerį. Tai sukūrė itin palankės sąlygas laivybos sektoriui, kuriuo pelningumas pasiekė rekordinės aukštumas. Maersk pelnas 2021 metais išaugo iki $18 milijardų, Vokietijos Hapag-Lloyd virš 10 milijardų. Kai kompanijos generuoja tokį pelną, jos dažnai dalinasi jį su savo akcininkais per dividendus, išmokėtami dividendus. Tai yra vienas iš būdų, kaip investicijos gali generuoti pasyvias pajamas. Panagrinėkime 2 skirtingus sektoriaus pavyzdžius – ZIM ir SBLK. ZIM yra Izraelio konteinerinės laivybos kompanija. Išaugus konteinerių pervežimo kainoms, ZIM pajamos smarkiai padidėjo. 2022 pradžioje kompanija išmokėjo specialų $17 dividendą už akciją, kurios kaina tuo metu buvo apie $70. Investuotojai per vieną dieną atgavo beveik trečdalį savo investicijos vertės, investuotų pinigų vertės. Aš investavau 2025 ir irgi labai tinkamų metų tik suinvestavus išmokėjo labai didelius dividendus, kas siekia nuo investuotos pinigų sumos apie 50 kelis procentus, po to dividendai buvo kažkur apie 19%, tai smarkiai sumažėjo, ateinantis bus dar mažesni, bet vidurkis šios kompanijos labai didelis, bet labai nestabiliai jos moka. Moka daug, bet nestabiliai, viskas priklauso nuo įmonės pelnų, kurie pastarąjį ketvirtį buvo ganėtinai prasti. Ir va čia slypi pamoka. Pažvelgus į konteinerių kainų grafiką galima matyti, kad po rekordinio augimo seka staigi korekcija. Rinkai normalizavusis ZIM dividendai ir tuomet buvo sumažinti iki 23 centų ir, kaip minėjau, prieš tai su savo situacija taipogi buvo sumažinti, bet vis tiek metinis vidurkis išlieka labai aukštas. Tai yra ciklinės rinkos esmė. Dideli pakilimai ir ženklus nuosmukiai. Tai yra realybė, kurią privalo suprasti kiekvienas investuotojas ir kai aš asmeniškai pirkau šios kompanijos akcijas, aš tai supratau ir žinau, kad bus cikliškumas, nuo kurio priklausys ir labai stipriai svyruos dividendai. Kitas pavyzdys – Star Bulk Carriers, trumpiniu SBLK. Ši kompanija gabena ne vartojimo prekes, o sausus birius krovinius. Tai anglį, geležies rūdą, grūdus, pramoninės žaliavas ir panašiai. Jos sėkmę atspindi kitas indeksas Baltic Dry Index. Baltic Dry Index gali būti laikomas ateities ekonomikos indikatoriumi, nes jisai parodo žaliavų reikalingų gamybai ir statyboms paklausą. Tuo tarpu Drewry World Container Index, kuris labiau susijęs su ZIM kompanija ir vadovaujantis jom galima nuspėti, kaip seksis kompanijai, tai jisai atspindi jau pagamintų prekių paklausą ir yra dabartinės ekonomikos indikatorius. Stebint šiuos 2 indeksus galima stebėti ekonomikos būklę realių laikų. Šiandien tokios kompanijos kaip ZIM ar Graikijos SBLK yra
prieinamos individualiems investuotojams visame pasaulyje, kas reiškia galima pirkti jų akcijas. Šių abiejų kompanijų akcijas turiu savo pasyvias pajamas generuojančiame portfelyje, ne tik tais ZIM kompanijos. Taigi, kaip atrodo žingsniai, kad praktiškai uždirbti iš šio sektoriaus pinigų. Investuoti į pavienes akcijas ciklinėse rinkose, kaip minėjau, gali būti rizikinga pradedantiesiems, nebent žinot, kad jums tinka didesnis nestabilumas ir svyruojančios akcijų kainos. Jeigu norima mažesnių svyravimų, galima investuoti ETF iš karto į diversifikuotą portfelį. Tai ETF-as sujungia įvairių laivybos kompanijų akcijas į vieną investicinį produktą, į vieną fondą. Pavyzdžiui, teminis logistikos ETF apimantis ir laivybos kompanijos yra LNG E-Commerce Logistics ETF, kurio trumpinys yra ETLH.EU. Pažiūrėkime, kaip greitai galima suinvestuoti į šį ETF arba įsigyti konkrečios kompanijos akcijų. Įsijungiu savo Freedom24 programėlę, aš per ją investuosiu. Jeigu dar neturite Freedom24 paskyros, brokeris labai dažnai naujiems investuotojams dovanoja iki 20 akcijų dovanų. Akcijos terminus ir kodus ir specialią registracijos nuorodą rasite video aprašyme, o čia kortelį įdėsiu lietuvišką registracijos gidą. Taip, atidarome programėlę. Paieškoje suvedame pavadinimą kompanijos, kurios akcijų norime įsigyti, arba trumpinį vadinamą tikeriu. Šiame video turėjote pamatyti 4 pavyzdžius. Tai pavyzdžiui, aš noriu nusipirkti dar ZIM akcijų, tai suvedu ZIM. Man iškart išmeta ZIM Integrated Shipping Services, trumpinys taipogi yra ZIM. Pasirenku, matau, kad praeitos biržos darbo dienos gale akcijos kaina buvo $13.20. Spaudžiu prekybą, nurodau už kiek aš noriu pirkti, kadangi šiuo metu birža yra uždaryta, atsidaro antroje dienos pusėje Lietuvos laiku, JAV birža yra parduodama šios akcijos, tai birža atsidaro antroje dienos pusėje, tai aš, sakykime, noriu pirkti už tokią kainą, kaip yra. Jeigu jūs, sakykime, pirktumėte akcijas, kaip darbo birža yra atidaryta, tai galėtumėte pirkti tiesiog už dabartinę kainą, tai nereiktų nuvedinėti kainos, už kiek jūs norite pirkti, nebent jūs tikite, kad kaina pakris, tai tuomet galima nustatyti, už kokią kainą jūs norite pirkti kompanijos akcijas. Suvedu, kiek akcijos vienetų aš noriu pirkti. Tai pavyzdžiui, suvedu 10 arba netgi gal geriau 20, spaudžiu atliktą, spaudžiu pateikti nurodymą ir man išmeta suvestinę, kad visas suinvestuosiu $264 ir įsigysiu 20 vienetų po $13.20. Tai lieka braukti slaiderį link pirkti ir laukti, pakol man į sąskaitą įkris kompanijos išmokami dividendai. Būtinai pasinaudokite akciją ir gaukite iki 20 akcijų dovanų nuo Freedom24 brokerio. Tik registruojantis nenustebkite, reikės patvirtinti savo tapatybę ir atsakyti į kelis klausimus. Tai yra standartinė procedūra, kurią privalo atlikti dėl pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos. Pats brokeris, tai Freedom24 yra licencijuotas brokeris, dėl to privalo laikytis visų europinių reguliavimų ir vykdyti prevencinės priemonės, bet pasitvirtinus tapatybę ir atsakius į kelis klausimus, jūsų interesus gina valstybinės instancijos, investicijos priklauso jums, yra paveldimos, jūsų turtas yra atskirtas nuo brokerio turto ir jūsų pinigai brokerio paskyroje draudžiami iki 20 000 eurų sumos investuotojų kompensavimo fondų. Tai va čia tokios naudos naudotis licencijuotų brokerių ir pasitvirtinti savo tapatybę. Su mano paruoštu lietuvišku gidu užsiregistruosite ir pasitvirtinsite tapatybę per 10 minučių. Akcijos kodų specialią nuorodą ir video gydą rasite aprašyme. Taigi, prieš investuojant būtina suprasti ir pagrindinės rizikas. Tai sektoriui kylančios grėsmės yra 3. Pirma, laivų perteklius. Per pandemijos pakilimą kompanijos užsakė rekordinį kiekį naujų laivų, normalizuojantis paklausai rinkoje gali susidaryti pasiūlos perteklius, o tai neigiamai veiktų pervežimo kainas ir pelningumą. Antra, geopolitinis nestabilumas. Husio atakos Raudonojoje jūroje privertė laivus rinktis ilgesnius maršrutus aplink Afriką, didindamos kaštus ir netikrumą. Įtampa tarp JAV ir Kinijos taip pat yra rizikos veiksnys, nes sektorius yra priklausomas nuo globalios prekybos. Trečia, tai žalesis kursas. Laivyba yra vienas taršiausių sektorių. Perėjimas prie ekologiškesnių degalų, pavyzdžiui, suskystintų gamtinių dujų ar metanolio, reikalaus milijardinių investicijų, kurios nulems ilgalaikių kompanijų konkurencingumą, bet šitos investicijos taipogi pareikalaus nemažai susimokėti. Apibendrinant, laivybos industrija yra pasaulio ekonomikos kraujotokos sistema, ji yra cikliška ir priklausoma nuo globalių įvykių, tačiau jos svarba yra milžiniška. Nepamirškite pasinaudoti Freedom24 akciją ir gauti akcijų dovanų
pakol akcija galioja, registracijos gidą žiūrėkite čia, akcijos kodai speciali registracijos nuoroda video aprašyme. Jeigu dar nepaspaudėte, pats laikas spustelti like, subscribe ir ant varpelio. Sėkmingų investavimo ir pasimatome kitame video.